Apie Raseinių rajone Viduklėje įsikūrusius maltiečius pasakojame kiekvienos maltiečių sriubos akcijos metu. Čia įkurtas Senjorų dienos centras šiandien vos sutalpina visus norinčius čia ateiti. Labas, mergaitės, labas. Labą dieną. Maltiečių grupės vadovė Gerda visus ateinančius pasitinka jau prie durų. Kaip sveikatos? Viskas gerai? Sveikas, lankomės čia, tai ir sveikas. Dėl to ir sveikas, kadangi čia lankotės, juo einam. Viena iš šiltai pavadintų žilagalvių mergaičių nustebino. Ja prisiminėme iš ankstesnių metų. Buvusi miestelio paštininkė Dalia dar prieš 3 metus kaip savanorė pati triračių motociklu vežiojo seneliams maistą. Šiandien pasiligojusi, pasiramščiuodama lazdelę Dalia pati ateina į Maltiečių dienos centrą. Ir netikėjau, kad taip čia reikės ateiti. Na, bet gyvenimas savo daro. Antanas jau nebeįsivaizduoja savo gyvenimo be maltiečių paramos. Čia visi tokie vargšai esam. Čia visi tokie va. Kaip ir Onutė. Gyvenu viena, jau 15 metų kaip viena Viduklė gyvenu. Visą gyvenimą sunkiai dirbo, paprasta darbininkė žemės ūkio bendrovėse, anksčiau kolūkiuose. Jos pensija jau su našlės priedu vos 371 euras. Jis ir pagaunam ir bendrai ir duonos, ir batonų, ir daržovių visokių. Labai didelį parama. Viduklės maltiečių savanoris, jau pats pensininkas Vytautas čia visus pažįsta. 5 metus lanko vienišus senolius. Beje pasakyti, kad jiems blogai gyventi. Nueini pa žmogų, kad matos iš akių, kad jie pradeda džiaugtis to tavo atėjimo, atnešimo, kad kažkas tai kažkur tai rūpinas tavim. Vien Viduklėje, mažame Lietuvos miestelyje, maltiečiai šiuo metu rūpinasi net 48 vienišais seneliais, o visoje Lietuvoje globoja 3000 tokių. Apie juos, užmirštus, nedrįstančius prašyti, maltiečiams dažniausiai praneša socialiniai darbuotojai, kaimynai, šeimos gydytojai. Tai, ką pamato į tokius namus atėję maltiečiai, dažnai yra tiesiog nejauku. Ar žmogus turi ką valgyti, parodo jo šaldytuvas. Labai dažnai senolių namuose jis stovi tuščias. O mes galime. Kiekvienas iš mūsų gali nors mažytę auką prisidėti prie to, kad skurdžiai gyvenantis senolis būtų pamaitintas. 1415 10 eurų, 1601 5 eurai. Jeigu galite paaukoti didesnę sumą arba remti reguliariai, informaciją rasite interneto puslapyje maltiečiusriuba.lt.